Jeigu kalbėti apie aktorystę, aš beveik iš jos esu išėjęs. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, aktorius turi pastoviai dirbti. Iš teatro aš išėjau seniai. Jau praėjo kokį, tai pasakysiu, nuo 90 metų, tai jau, sakykime, jau 12-13 metų. Ir aktorius šiaip turėtų labai pastoviai turėti gerą treningą. Aš tą treningą turėjau galbūt daugiau jaunystėje, iki tam tikro amžiaus, ir tas matyt, tos treniruotės turbūt labai davė didelį tokį ir impulsą, ir vidinį užsikrovimą tokį. Tai tas ir išliko, bet jeigu kalbėti apie dabartinį jaunimą, tai yra labai daug tokių, aš kaip pasižiūriu, kad ir dabartinius filmus eina viskas, kaip rusai sako, į pakazuchą. Yra tokio falšo labai daug. Tas falšas mane kaip profesionalą, kaip sakyt, mane labai nervina. Aš negaliu žiūrėti filmų. Aš negaliu žiūrėti chaltūriškų filmų, kurie aš matau aiškiai, kad ne taip yra padaryta. Montažas yra prastas. Kinas darosi, pasakysiu vieną kaip anekdotą. Vieną rytą einu Kalinausko gatve žemyn, toks gražus vasaros rytas, priešais mane eina dvi tokios mergičkos, bet tokio proftecho lygio. Ir viena sako kitai, tu žinai, sako, ką aš dabar norėčiau. Kita sako, nu ką norėtum. Aš dabar, sako, norėčiau pastatyti filmą. Kristus liko mumise. Jis mūsų altoriuose iki pat pasaulio pabaigos. Jis stovi prie mūsų širdies durų. Jis galėtų išlaužti tas duris ir su jėga įžengti, nes jis yra pats viešpats. Bet ne. Jis nenori dovanos per prievartą. Jis nori meilės. Visų mūsų meilės. Jaunasis klebonas greit surado kelią į parapijiečių širdis. Svečiai mielai rinkdavosi į jo ruošiamas arbatėles, kuriuose būdavo aptariami ne tik bažnytiniai reikalai. Sutikdavo jį ir aukštuomenės salonuose, dažnai matydavo ir madingame Palangos kurorte. Apie kiną turbūt turėtų kalbėti kritikai. Kritikų kino pas mus yra 2, 3, 4 maksimum, taip? Jų nėra, pirmiausia, todėl, kad nėra kino. Anksčiau, kai buvo, sakykime, kinas bujojo, arba teatras bujojo iš tikrųjų, kritikų buvo daug. Kino kritikų buvo irgi daug. Vienas apie tą patį filmą būdavo mažiausiai 3 kritikų skirtingi straipsniai. Taip? Paskui išeina dabar koks nors, sakykime, filmas. Koks nors vienas kritikas parašo straipsnelį. Viskas. Tuom ir baigėsi. O jeigu aš pradėsiu, pavyzdžiui, kalbėti apie savo kolegas ekrane, televizijai, kad jis blogai padarė, o kaip aš paskui pasižiūrėsiu jam į akis? Kažkada vienas labai protingas žmogus pasakė, kada žmogus nemoka profesionaliai ir talentingai dirbti, jis pradeda malt šūdą, atsiprašau, už išsireiškimą. Paskui iš to jis pradeda sukt, gal pavyks padaryti kažką tai tokio įdomesnio. Ir kai kuriem pavyksta, kaip nekeista. Ir atsiranda undergroundas, atsiranda kažkoks neva tai menas, jūs visi nesuprantat, aš vieną suprantu,
Atrandu dar kompaniją, kuri dar supranta ir šitas visas burbulas eina, kol jisai sprogsta galų gale. Kaip sakyt, o rezultatas? Sustosim! Kažkas ten mašinoje užsikirto! Labai daug dulkių. Visas stogas apkibęs. Tai jau daug. Ir visos tokios juodos. Usnis rankų nesubadė. Ne. Viena buvo į pirštą įlindusi, bet aš ištraukiau. O pačiam ar nesubadė? Į mano delną usnis nelenda. Kas naujo girdėti? Nieko. Kas čia girdėsis? Mano galva, jeigu dar sovietiniais laikais menininkai, tiek ir aktoriai, tiek ir dailininkai sovietiniais laikais buvo kovotojai prieš tą sistemą, prieš tą, sakykime, blogį. Jie buvo kovotojai. Dabar mano galva, menininkas, tikras menininkas, turi vėl būti kovotojų prieš visą šitą technokratiją, prieš verslą, kuris užėmė absoliučiai viską. Dabargi Kalėdos jau nebe šventė, tai yra verslininkų šventė. Viskas pasidarė, kaip sakyt, kupi pradai. Viską galima nusipirkti, visko yra ir vienintelis dalykas, ką mes užmirštam, kad dvasia, kuri yra žmoguje, dvasingumas ir dūšia, kas čia yra, šito niekada nenupirksi ir šito niekada iš niekur negausi, jeigu tu jos neturi, jeigu tau neįskiepita tėvų ir taip toliau ir taip toliau. O čia yra patys skaudžiausi dalykai. Todėl tiek ir režisierius, tiek ir aktorius, tiek ir kompozitorius šiais laikais turi būti kovotojas. Tai yra karys. Ir jeigu jo nebūsi, tu nebūsi niekas. Tai mes kolegos, tik aš dirbu su mirusiais. Kas tai per profesija? Tai ne profesija, greičiau pašaukimas kaip kunigo. Filosofas. Tam tikrą prasme taip. Apie žmogaus vidų žinau viską. Aš patologas. Tik niekad nesuprantu, kas patologiško yra mirtyje. Tai tokia pat natūrali kaip ir gyvenimas. Tai jūs skrodžiat žmonės? Suaugę ne mano sfera, aš užsiimu vaikais, daugiausia naujagimiais arba negyvagimiais. O kas ten negyvagimiai? Negyvagimiai? Tie, kurie žuvo iki gimimo arba mirė gimdymo metu. Turbūt nelengvas amatas, taip? Kolegos mane vadina Leos Kirdikas, bet aš nepykstu. Leos Kirdikas, aš prisiminiau. Aš apie jūs girdėjau. Turbūt prasta rekomendacija. Kodėl? Mano kabinete moteris pasakoja labai daug dalykų apie vyrus įvairių. Tai gal ir aš kada užeisiu, būsiu nelengvas pacientas. Tarp kitko keletas detalių. Esu įsiskyręs, o buvusi žmona neleidžia susitikti su vaiku. Kodėl?
Jis įkalusi savo kvailą galvą, kad nuo manęs trenkia lavonais, bet juk tie kūdikėliai tokie bekvapiai, lyg skrostum angelą. Ačiū. Man jau laikas eiti. Tavo gražios akis. Tai galėtum nepagailėti pinigų geram kirpėjui. Ačiū. Prašom. Aš neturiu savo laiko. Ir tikrai aš negersiu vyno, ačiū, aš pasigersiu. Nepasigersim. Aš irgi neturiu savo laiko. Tarp kitko, būtumėm nebloga pora. Mes pora? O kodėlgi ne? Ne. Aš turiu vyrą. O man atrodo, kad tu jau seniai nebeturi. Jis kažkur pasimetė. Galbūt. Bet aš nieko nenoriu keisti. Be reikalo.